Sakykite, prašau, kiek žmonių dirba oro atakos valdymo grupėje šiuose pratybose? Oro atakos valdymo grupėje yra 4 žmonės. Mūsų kariuomenėje, reiškia, vadas ir oro atakos vadovas. Turim ryšininką, kuris irgi yra oro atakos vadovas, ir turim 2 karius, kuris vienas vairuoja ir vienas atlieka lazerio operatoriaus funkcijas. Supratau. Tai jūs minėjote, kiek žmonių turime mes visoje Lietuvos kariuomenėje ir visi jie yra čia, taip? Ne, mes turim vieną grupę, kuri remia vieną kuopą. Papasakokite, prašau, koks jūsų indėlis šioje operacijoje? Ką darėte nuo pradžios iki pabaigos lydėdamas kuopą? Lydėdami kuopą. Reiškia, lydėdami kuopą praktiškai mes tik tai stebėjome kokią situaciją, kur draugiškos pajėgos, ir buvom pasiruošę iškvietinėti oro paramą, paremti kuopos ataką, sakysim. Galutinis mūsų tikslas buvo paremti kuopą, kai bus užėmusi gynybą, ir naikinti priešą, kuris yra vietovė. Visą laiką palaikėte ryšį. Kokias konkrečiai procedūras, jeigu nepaslaptis, atliekate? Šį kartą, kadangi mes buvome kartu su kuopos vadu, tai ryšio mes kaip ir nepalaikėme, nes mes galėjome kalbėti su konkrečiai akis į akį, ir kuopos vadas davė visą informaciją. Mes klausėme kuopos tinklą, kad žinotume, kokia situacija ir kas vyksta padaliniuose, kurie juda šalia mūsų. Kokių žinių reikia, norint būti geru oro atakos vadovu? Būti geru oro atakos vadovu, tai visų pirma, tai yra pėstininko įgūdžiai. Reiškia, kaip ir kiekvienas pėstininkas turi gerai mokėti šaudyti ir orientuotis vietovėje. Jeigu karys moka gerai orientuotis vietovėje, reiškia, jisai gali surasti, žinoti, kur pats yra, surasti taikinių vietas. Ir, aišku, anglų kalbos žinios irgi padėtų, nes aviacija visa, netgi, sakysim, ir su mūsų pilotais mes dirbame, naudojame anglų kalbą. Tai yra standartinė kalba vykdant artimo oro paramą. Koks buvo jūsų kelias kaip karininko iki šių pareigų? Aš pradėjau tarnybą po akademijos artilerijos batalione, buvau ugnies būrio vadu, buvau ugnies baterijos vado pavaduotojas ir baigęs kursus Danijoje tapau oro atakos vadovu. Kokius, sakykite, konkrečius kursus esate pabaigęs? Reiškia, karininkai sausumos pajėgų baigė kursus Danijoje. Kursai tokie patys yra Jungtinėse Amerikos valstijose, taip pat yra mokykla Vokietijos. Ar sunku būti oro atakos vadovu? Ką aš galiu pasakyti, baigęs ne vienus kursus kariuomenėje, baigęs kursus ir užsienyje prieš tai, man asmeniškai tai buvo pats sunkiausias kursas, kuris pareikalavo daugiausiai žinių ir daugiausiai laiko skirti, reiškia, mokslams ir savo tobulinimui. Kaip susidorojate, sakykite, su šitą milžinišką oro atakos vadovo atsakomybę? Dirbat poroje? Iš tikrųjų, tai yra komandinis darbas. Jeigu yra savitarpio supratimas komandai, reiškia, komandos nariai padeda oro atakos vadovo. Oro atakos vadovas gali savo pagrindinį dėmesį kreipti darbui su lėktuvu, kai jisai turi lėktuvą. Kiti žmonės, reiškia, dirba su vadais ir pranešinėja, perduoda informaciją aukščiau. Ar, sakykite, taip įprasta, sakykime, šiandien jūsų pora, karininkas ir seržantas? TACP arba oro atakos valdymo grupė įprastai iš tikrųjų vienas žmogus neis, kadangi tai yra krūvis, reiškia, 2 žmonės, kad būtų greičiau nuimtos taikinio koordinatės, kad būtų, reiškia, informacijos perdavimas tiek vadui, tiek aukštyn oro paramos elementui. Ar jau esate dalyvavęs tarptautinėje misijoje kaip oro atakos vadovas? Teko 2 kartus dalyvauti tarptautinėse misijose kartu su Danų kontingentu Helmando provincijoje 2010 ir 2012 metai. 2 kartus su savo komanda. Gal prisimintumėt ką nors ryškaus iš šitų misijų? Ryškaus, iš tikrųjų, sakysim, didžiausias įspūdis. Kad tai, man didžiausias įspūdis po Irako buvo, kad tai šalis skurdesnė, jeigu, sakysim, grinai kalbant apie šalį, daugiau pavojų palyginti su Iraku iš tikrųjų. Ir karinė zona. Tikra to žodžio prasme. Sakykit, na, matot už 10, už 100 metrų sprogstančius taikinius ir tai yra jūsų darbas. Ne aš vertinu savo darbą, o vertina iš tikrųjų vadas, kurį mes remiame. Kaip ir nesulaukiu po 2 misijų pastabų iš savo vadų. Kaip vertina Danai lietuvis? Oro atakos valdymo grupę Danai vertina kaip profesionalus, kadangi žmonės žino, ką daro. Kokių tipų lėktuvus galite iškviesti?
yra įvairių lėktuvų. Pagrindinis, sakysim, artimos oro paramos lėktuvas yra A10, kadangi tie žmonės, kurie treniruojasi atlikti šitas užduotis, naikinti priešą iš oro. Pagrindinės, bet skraido, sakysim, ir daugiau lėktuvų. Visi lėktuvai, kurie nešiuosi kažkokius šaudmenis, gali paremti antžeminius padalinius. Tai tiek pat F-16, A10, B1, GR4, sraigtasparniai, Apačiai, nepilotuojami orlaiviai, sakysim, Riperis ir Predatorius. Kokie mokslai ir savybės jaunuoliams, norintiems savo ateitį susijęti su Lietuvos kariuomenė bei tapti oro atakos vadovais, yra svarbiausi? Žmogiškos savybės, būti, sakysim, stresiniai situacijai išlikti ramiu, mokėti dirbti su kolektyvu, reiškia, mokėti bendrauti su žmonėmis ir būti lyderiu, būti fiziškai stipriu, kadangi krūviai atsiranda. Tai reiškia, tai turi nemokintis treniruoti save, o, sakysim, geri mokslo rezultatai iš tikrųjų negarantuoja arba negali sakyti, kad tas žmogus buvo iš tikrųjų super oro atakos vadovas. Vadinasi, reikia sportuoti, nebėgti iš anglų kalbos pamokų, Taip, pat nespjauti į geografiją ir kas be ko matematiką. Taip, viskas reikalinga. Ir geometrija, aišku, nesakysim vis tiek pasiskaičiuoti kažką, tai jeigu reikia, matematika iš tikrųjų labai padeda irgi, teisingai.